Labą dieną. Sveiki visi susirinkę į šiandienos webinarą, kurio tema yra dirbtinis intelektas tvarkant asmens duomenis. Mano vardas Laura, dirbu B1.lt apskaitos programoje Debesyje ir noriu pristatyti šiandieninio webinaro pranešėją, teisininkę, Lietuvos advokatūros narę, turinčią daugiau nei 10 metų teisinio darbo patirties, dirbant su didelėmis tarptautinėmis įmonių grupėmis bei griežtai reguliuojamais verslais, Neringą Gudelevičiūtę Politienę. Tai vis daugėjant dirbtinio intelekto įrankių diegimo verslo administraciniuose procesuose, dirbtinis intelektas yra pritaikomas ir tvarkant asmens duomenis. Tai webinaro metu sužinosite, kokie veiksmai turi būti atlikti prieš įdiegiant dirbtinio intelekto įrankį asmens duomenų tvarkymui, bei siekiant atitikti BDR reikalavimus. Taip pat norėčiau pakviesti registruotis į artėjančius webinarus, kurių esam suplanavę jau nemažai. Jie visi yra nemokami, skirtingomis temomis, jums aktualiomis temomis, taip pat webinaro įrašai, dar daugiau temų ir labai tikiu, kad atrasite savo tinkamą, tai kviečiu žiūrėti bei kviečiu registruotis į webinarus. Tai Neringa, perduodu žodį jums. Ačiū labai, Laura, ir ačiū visiems susirinkusiems į šį seminarą. Iš tiesų dėkoju ir už jau gautus klausimus iš ankstinius. Tikrai pasakysiu ir tai, jog gavus klausimus pastebėjau, kad vis dėlto dirbtinis intelektas iš tiesų yra ypatingai įdomi tema. Ir klausimai buvo iš esmės susiję su dirbtinio intelekto panaudojimu ir jo rizikomis. Todėl ir šio seminaro metu tikrai didesnį dėmesį atkreipsiu į dirbtinio intelekto teisinį reguliavimą, kuris iš dalies jau yra įsigaliojęs nuo šių metų vasario mėnesio, bet visiškai pilnoje apimtyje įsigaliojęs 27 metais. Taip pat buvo vienas iš klausimų, tai kur mes galime panaudoti dirbtinį intelektą tvarkant asmens duomenis. Tai mes iš tiesų tą dirbtinį intelektą galime panaudoti labai įvairiose srityse, tarkim, net ir klientų aptarnavime, kuomet tą customer supportą mes iš darbuotojų fizinių asmenų pakeičiame į dirbtinio intelekto asistentus, kurie, tarkim, registruoja jūsų klientus, suteikia kažkokias konsultacijas ir panašiai. Žinoma, galime dirbtinį intelektą panaudoti ir, tarkim, rengiant sutartis, kur, jūs suvedate duomenis, kokios jūs norite sutarties, netgi pateikėt sutarties šalies duomenis ir dirbtinis intelektas jums sukuria tam tikrą sutartį. Žinoma, taip pat galima naudoti ir dirbtinį intelektą, tarkim, darbuotojų atrankos procesuose ir tikrai yra ne vienas dirbtinio intelekto įrankis, kuris kaip filtras pirminis atfiltruoja kandidatus kaip tinkamus, kaip ne visai tinkamus, sudaro kandidatų reitingą ir panašiai. Tai to dirbtinio intelekto panaudojimo sistemų tikrai mes galim surasti daug ir įvairių. Matyt, tokie mums 3 labai geri žinomi dirbtinio intelekto įrankiai, tai yra Copilotas, kurį mes turime kiekvienas, kuris turi Microsoft paketą. Plačiai žinomas ChatGPT, kur naudojame tikrai tiek klausimams užduoti, tiek tam tikras rezultatų išgavas kurti ir panašiai. Praėjusiais metais plačiai nuskambėjęs DeepSeek. Taip pat yra ir kitų dirbtinio intelekto pavyzdžių. Kuomet mes kalbame apie dirbtinį intelektą ir taip pat vienas iš klausimų buvo, tai kokios yra rizikos susijusios su dirbtinio intelekto naudojimu, tai visų pirma mes turėtumėm įsivertinti, kokius mes duomenis pateikiame dirbtiniam intelektui ir ar dirbtinis intelektas iš esmės tos duomenis kaupia, analizuoja tik tai jūsų turimoje IT infrastruktūroje, ar, tarkim, jūs atiduodate tuos duomenis į išorę. Kaip pavyzdys, jeigu mes turime Copilotą ir jūs turite darbinę paskyrą,
Tai Copilotas jūsų pateiktą užklausą, duomenis ir rezultatų išgavą sugeneruoja tik tai iš tų duomenų, kurie yra prieinami jūsų Microsoft anketoje arba jūsų IT infrastruktūroje. Tai jis gali analizuoti, tarkim, jūsų elektroninio pašto duomenys, SharePoint'e sudėtą informaciją ir panašiai. Na ir šitie duomenys iš esmės niekur nėra perduodami už jūsų Microsoft anketos ribų. Tuo tarpu, kalbant, tarkim, apie ChatGPT, DeepSeek ir panašiai, tai vėlgi reikėtų labai atsargiai vertinti, ar jūs galite, tarkim, verslui jautrią informaciją nusiųsti į ChatGPT, kad jums, tarkim, iš kokio nors Excel failo sukurtų gražią prezentaciją arba įkelti prezentaciją į ChatGPT, kad, jums ją pagražintų, kad padarytų gražesnį vizualą ir panašiai. Tai vėlgi reikėtų, įsivertinti, kokie ten yra duomenys, kadangi, jūs nežinote, kur vėliau šitie duomenys gali patekti, ar tų jūsų įkeltų duomenų vėliau išgava negali atsidurti, tarkim, pas jūsų konkurentą uždavus tam tikrą klausimą ar užduotį ChatGPT ir panašiai. Todėl aš tikrai labai skatinu visuomet vertinti pagal tą prizmę, ar duomenys jums yra iš tiesų tokie svarbus, kad nenorėtumėt, jog jūsų, tarkim, konkurentas sužinotų duomenis. Kalbant apie asmens duomenis, vėlgi aš tikrai labai skatinu nekelti jokių asmens duomenų į ChatGPT, DeepSeek ir visas kitas dirbtinio intelekto sistemas, kurios yra prieinamos internete ir kur jūs galite netgi naudotis jomis nemokamai. Ir vėlgi, jeigu jūs verslo poreikiams norite naudoti dirbtinio intelekto sistemas, tai tikrai reikėtų įsigyti licencijas, pasižiūrėti, kokios yra naudojimosi sąlygos, kas yra atliekama su jūsų įkeltais duomenimis, tai tarkim, ar uždarius užklausos langą automatiškai jūsų pateikta informacija yra ištrinama, ar kažkiek tai laiko saugoma, ar dirbtinis intelektas mokosi iš jūsų pateiktų duomenų ir panašiai, nes iš tiesų nuo to ir priklauso ta rizika, kurią jūs prisimate arba jums atrodo, kad rizika yra priimtina ir dėl to jūs galite naudoti dirbtinį intelektą. Tai kalbant apie dirbtinį intelektą, kuomet atsirado pirmieji dirbtinio intelekto požymiai, žinoma, jokio teisės akto mes neturėjome ir vis labiau vystantis dirbtiniam intelektui, Europos komisija nusprendė, jog dirbtinio intelekto panaudojimą yra būtina reguliuoti teisės aktu. Ir žinoma, siekiant išvengti situacijų, kuomet, tarkim, vienos ES valstybės reguliuotų dirbtinio intelekto naudojimą, kitos nereguliuotų, buvo priimtas taip vadinamasis dirbtinio intelekto aktas, kuris yra reglamentas ir yra privalomas visoms šalims. Taigi šis teisės aktas tikrai yra pagrindinis teisės aktas šiai dienai, kuris yra įsigaliojęs kol kas ne visoje apimtyje, o tik tai dalyje, apie tai aš šiek tiek vėliau pakalbėsiu. O tvarkant asmens duomenis, tai žinoma, mum badaras čia kaip šventasis raštas yra svarbiausias teisės aktas, bei asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, ir žinoma įvairios rekomendacijos, nuomonės, kurios yra teikiamos arba valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos arba Europos asmens duomenų valdybos, ir žinoma,
karts nuo karto galbūt net ir vertėtų atkreipti dėmesį, ką ir kitų ES šalių priežiūros institucijos teikia kokias rekomendacijas, nes kartais ir užsienio šalių geroji praktika tikrai yra aktuali Lietuvai. Taip pat už tokio brūkšnio matote ir paminėtą kibernetinio saugumo įstatymą, kuris įsigaliojo praėjusiais metais ir tikrai yra svarbus teisės aktas, kuriuo yra įgyvendinama taip vadinamoji TIS2 direktyva. Tai tikrai kviečiu taip pat visus verslus pasiskaityti įstatymą, pasižiūrėti, ar jūs nesate kibernetinio saugumo subjektas pagal įstatymą ir ar jum nekyla papildomos pareigos būtent iš šio įstatymo. Tai kalbant plačiau apie dirbtinio intelekto aktą, tai norėčiau akcentuoti tai, jog šis teisės aktas bus taikomas, jau ir yra iš dalies taikomas, ne tik dirbtinio intelekto kūrėjams, tiekėjams, platintojams ar prekių gamintojams, kuriuose yra naudojamos dirbtinio intelekto sistemos, bet ir diegėjams arba, pavadinkim, naudotojams. Žinoma, jeigu jūs esate dirbtinio intelekto naudotojas kaip asmuo, kuris nevykdo jokios profesinės veiklos ir tarkim, jūs norite, kad dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, pakoreguotų jūsų kažkokią nuotrauką, tai žinoma, jūs galite įkelti nuotrauką, pasikoreguoti ir jum kaip naudotojui dirbtinio intelekto, tai jokios pareigos nekyla. Tačiau jeigu mes kalbėtume apie tai, kad verslas nori naudoti dirbtinį intelektą savo veikloje ir nori įsidiegti tam tikrus dirbtinio intelekto asistentus, tai ar tarkim, klientų aptarnavimo, klientų registravimo asistentus ir panašiai, tai žinoma, jau dirbtinio intelekto aktas yra taikomas. Taip pat net jeigu jūs naudojate Copilotą ir skatinate, tarkim, savo darbuotojus naudoti Copilotą, tai vėlgi dirbtinio intelekto aktas ir jums yra taikomas. Taip pat dirbtinio intelekto aktas prie išimčių, kam yra netaikoma, tai galite matyti taip pat skaidrėje, jog yra netaikoma tiems įrankiams, kurie yra iš esmės skirti karybai, gynybai arba nacionalinio saugumo tikslams. Taip pat, jeigu pats dirbtinio intelekto įrankis yra mokslinių tyrimų, bandymų arba plėtros stadijoje. Ir taip pat yra netaikoma sistemoms, kurios yra išleistos pagal nemokamas atviro kodo licencijas, išskyrus atvejus, jeigu tokia dirbtinio intelekto sistema arba įrankis yra pripažįstama didelės rizikos dirbtinio intelekto sistema. Ir apie didelę riziką taip pat mes šiek tiek pakalbėsime. Ir įsigaliojimo terminai, tai iš esmės nuo šių metų vasario 2 įsigaliojo dirbtinio intelekto akto 1 ir 2 skyriai, kurie pateikia bendrinės nuostatas. Tai, žinoma, nurodo sąvokas taikomas, taip pat kam yra taikoma, kam netaikomas dirbtinis intelektas, dirbtinio intelekto aktas, taip pat nurodo, kokios sistemos, kaip dirbtinio intelekto sistemos, apskritai negali būti naudojamos. Taip pat tam tikri straipsniai, kaip matote, įsigalios kitais metais, o nuo 27 metų rugpjūčio 2 dienos įsigalios būtent dirbtinio intelekto akto 6 straipsnio 1 dalis, kuri apibrėžia, kokios dirbtinio intelekto sistemos yra laikomos didelės rizikos sistemomis ir vėlgi, kokios pareigos kyla taikant tokias sistemas. Tai, kaip ir minėjau, pirmoji tokia dirbtinio intelekto akto
dalis įsigaliojo jau šiais metais ir pati pagrindinė pareiga nustatyta visiems subjektams, įskaitant diegėjus ir naudotojus dirbtinio intelekto, tai imtis priemonių, kuo geriau užtikrinti darbuotojų dirbančių su dirbtiniu intelektu veikimo ir naudojimo pakankamą raštingumą. Tai reiškia, jog verslai, kurie naudos savo veikloje dirbtinį intelektą, privalo mokyti darbuotojus apie tai, kaip saugiai naudoti dirbtinį intelektą, kokios yra galimos rizikos, kaip galima tas rizikas sumažinti ir panašiai. Tai noriu tik dar kartą atkreipti dėmesį, jeigu jūs kaip darbdavys jau pradėjote naudoti dirbtinio intelekto įrankius, tai vertėtų pasižiūrėti, ar iš tiesų jūsų darbuotojai, kurie dirba su dirbtinio intelekto įrankiais, yra gavę mokymus šią temą, o jeigu nėra gavę, tai reikėtų pasirūpinti ir tokiais mokymais. Vienas iš klausimų buvo, kokius asmens duomenis yra draudžiama perduoti dirbtiniam intelektui. Tai iš esmės tokio konkretaus draudimo, kokius asmens duomenis galima arba negalima perduoti dirbtiniam intelektui, tikrai nėra. Bet žinoma, reikėtų vadovautis, matyti ir, kaip ir sakiau, savo vertinimu, ar jums tie duomenys yra labai svarbus, ar jūs, kokios rizikos kyla tiek, tarkim, jums, tiek fiziniam asmeniui, kurio duomenys jūs galite perduoti dirbtiniam intelektui ir panašiai. Tačiau dirbtinio intelekto aktas labai aiškiai nurodo, tai kokias dirbtinio intelekto sistemas yra draudžiama naudoti. Ir jūs šioje skaidrėje galite matyti išvardintą keletą sistemų. Ir iš esmės tai dirbtinį intelektą iš tiesų bus draudžiama naudoti, jeigu dirbtinis intelektas pasitelks sąmonę veikiančius metodus, kad būtų pakeičiamas asmens elgesys, taip pat jeigu bus siekiama naudoti asmens pažeidžiamumą dėl, tarkim, amžiaus, negalios, socialinės ar ekonominės padėties, vėlgi siekiant pakeisti asmens elgesį. Taip pat kurti socialinius reitingus, taip pat analizuoti ir prognozuoti, ar žmogus gali padaryti nusikalstamą veiką. Taip pat, jeigu bus kuriamos arba plečiamos veido atpažinimo duomenų bazės, žinoma, ir bus draudžiama naudoti dirbtinį intelektą būtent fizinio asmens emocijoms numatyti darbo ir švietimo įstaigų srityse, bet taip pat yra ir išimtis. Taip pat bus draudžiama naudoti, ir yra iš tiesų jau dabar draudžiama naudoti dirbtinį intelektą, tai siekiant kurti biometrinio kategorizavimo sistemas, ir dirbtinis intelektas yra draudžiamas naudoti ir teisėsaugos tikslais, kuomet viešoje vietoje būtų naudojama nuolatos ir biometrinio tapatybės nustatymo metodika. Žinoma, dirbtinio intelekto aktas suteikia išimčių šiam panaudojimui, bet kadangi tai yra susijęs su teisėsaugos institucijomis, tai šiame pranešime apie tai daugiau nesiplėsiu. Kaip ir minėjau, kalbant apie didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemas, tai pagal dirbtinio intelekto aktą dideliai rizikai dirbtinio intelekto sistema yra priskiriama iš esmės atsižvelgiant į du pagrindinius elementus. Tai pirma, jeigu dirbtinio intelekto sistema yra skirta naudoti kaip gaminio, kuriam taikoma dirbtinio intelekto akto pirmame priede išvardinti sąjungos teisės
aktai komponentų arba pati sistema yra toks gaminys. Ir kalbant apie tuos derinamosius teisės aktus, tai iš esmės, jeigu, tarkim, dirbtinis intelektas yra naudojamas kaip saugos komponentas arba kaip toks gaminys žaislų gamyboje, kuomet yra siekiama derinamaisiais teisės aktais užtikrinti žaislų saugą, liftų saugą, asmens apsaugos priemonės, medicinos priemonės, taip pat jeigu naudojama ir siekiama užtikrinti saugą, tarkim, vandens transporte ir panašiai. Ir antrasis taip pat elementas, kuriuo gali būti nustatoma didelė rizika dirbtinio intelekto sistemos, tai yra tos sistemos, kurios yra išvardintos dirbtinio intelekto akto 3 priede. Ir iš esmės tai bus tokios sistemos, kurios taikomos biometrijoje, švietime, ypatingos svarbos infrastruktūroje, užimtume, viešųjų paslaugų ir išmokų gavime, teisėsaugoje, migracijoje, teisingumo vykdyme ir demokratiniuose procesuose. Tai, aš vesdama mokymus dažnai girdžiu klausimo, kas yra turima omenyje teisingumo vykdyme ir demokratiniuose procesuose. Tai teisingumo vykdyme mes turime suprasti, kad dirbtinis intelektas, tarkim, negali priimti sprendimo byloje, o tai turi padaryti teisėjas, kuris turi tam kompetenciją. Demokratiniuose procesuose, tai vėlgi dirbtinis intelektas negali dalyvauti rinkimuose, referendumuose, jis negali būti, tarkim, naudojamas kurti įvairias prognozes ir panašiai. Kalbant apie būtent dirbtinio intelekto akto 3 priede nurodytas kaip didelės rizikos sistemas, pats dirbtinio intelekto aktas nustato išlygą, kad net jeigu tokia sistema yra nurodyta kaip didelės rizikos sistema, tačiau įvertinus tokia sistema iš tiesų nekelia didelės rizikos žmonių sveikatai, saugai, pagrindiniams teisėms, taip pat, tarkim, yra skirta atlikti tik tai siaurą procedūrinę užduotį arba pagerinti tam tikrus žmogaus veiklos rezultatus, tai tokia sistema nebus laikoma didelės rizikos sistema. Ir čia kaip pavyzdys galėtų būti toks, jog, tarkim, jeigu jūs naudojate Copilotą apibendrinti tik tai tam tikrus duomenis, kaip pavyzdys, nežinau, sudarote labai didelės apimties sutartis ir norite turėti apibendrinimus, tai jeigu jūs tą sutartį pateikėte Copiloto apibendrinimui, tai yra siaura procedūrinė užduotis ir žinoma, kad Copilotas nebūtų laikomas didelės rizikos sistema. Bet vėlgi, iš esmės, toks, koks yra dabartinis Copiloto panaudojimas ir jo suteikiamos galimybės, tai bent jau aš tikrai nevertinčiau, kad jisai turi didelės rizikos sistemą. Žinoma, galbūt jeigu tai yra naudojama biometrijoje kažkokiais būdais, migracijoje ir panašiai, tai žinoma, tuomet galbūt ir būtų galima laikyti, kad Copilotas yra didelės rizikos sistema. Tai jeigu yra naudojama didelės rizikos dirbtinio intelekto sistema, tai būtina turėti rizikos valdymo taip pat sistemą. Ir pasirinktos rizikos mažinimo priemonės turi būti išbandomos. Vėlgi tikėtina, jeigu jūs pirksite dirbtinio intelekto sistemą, ne patys kursite, tai sutartyje dėl tokio įrankio kūrimo arba įsigijimo, žinoma, juk susitarsite, kad ir būtų parengta rizikos valdymo sistema, nustatytos rizikos mažinimo priemonės ir panašiai. Tačiau jeigu jūs sugalvosite kurti arba patys, arba kad jums būtų sukurtas unikalus dirbtinio intelekto įrankis, tai vėlgi nepamirškite arba sutartyje įsivardinti, kad jums tokios paslaugos kūrėjas turėtų ir sukurti rizikos valdymo sistemą, arba jeigu
neturite tokio punkto sutartyje arba neturėsite tokio punkto sutartyje, tai prieš pradedant naudoti jums sukurtą dirbtinio intelekto įrankį pasirenkite rizikos valdymo sistemą. Taip pat prieš pradedant naudoti dirbtinio intelekto sistemą, tai turi būti parengti ir techniniai dokumentai bei parengta naudotojo instrukcija. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu bus naudojamos didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemos, privalėsite paskirti ir fizinį asmenį, kuris prižiūrėtų dirbtinio intelekto vykdomą veiklą. Tai kitaip tariant, jeigu, tarkim, jūs pasitelkia dirbtinį intelektą, kad priimtų sprendimus, kuriems yra taikomas, tarkim, didelės rizikos laipsnis dirbtinio intelekto pritaikyme, tai žinoma, jums reikės ir fizinio asmens, kuris peržiūrėtų dirbtinio intelekto veiklos rezultatus. Taip pat, jeigu taikysite didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemas darbo vietoje, tai darbdaviai turės informuoti darbuotojų atstovus ir darbuotojus, kurie bus paveikti dėl dirbtinio intelekto naudojimo, kad yra taikoma didelės rizikos dirbtinio intelekto sistema. Taip pat vienas iš punktų ir pareigų naudojant didelės rizikos dirbtinio intelekto įrankį, tai būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą pagal BDR ir būtent dirbtinio intelekto akto nuostatas. Ir jeigu jūs skaitysite dirbtinio intelekto akto nuostatas, tai jūs taip pat ir matysite, kad iš tiesų šiame teisės akte yra pateikiamos ir nuorodos į BDR. Tai galima vėlgi sakyti, jog iš tiesų vienas iš tikslų kuriant dirbtinio intelekto aktą buvo kartu ir sureguliuoti, kad dirbtinis intelektas tinkamai galėtų paveikti asmens duomenis, o jeigu, tarkim, tos rizikos yra labai didelės ir negalima rizikų sumažinti net ir pasirenkant tam tikras priemonės rizikos mažinimo, tai kad būtų kreipiamasi į priežiūros įstaigas, Lietuvoje tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, gauti išankstinės konsultacijas. Ir taip pat diegėjai, kurie naudos dirbtinį intelektą sprendimams priimti su fiziniais asmenimis, kurių atžvilgiu, žinoma, taikoma didelės rizikos dirbtinio intelekto sistema, turės būti informuojami apie tai. Tai vėlgi, jeigu jūsų naudojamas dirbtinio intelekto įrankis patenka į didelės rizikos sąrašą, apie kurį mes ir kalbėjom, kad arba patenka į sąrašą pagal ES išvardintus derinamuosius teisės aktus arba pagal panaudojimo sritį nurodytą būtent dirbtinio intelekto akto trečiame priede, tai turėsite informuoti ir tokius fizinius asmenis apie tai, kad naudojate didelės rizikos dirbtinį intelektą priimti sprendimus susijusius su atitinkamais fiziniais asmenimis. Tai ketinant įdiegti dirbtinio intelekto įrankį asmens duomenų tvarkymui, tikrai siūlau, nepaisant nuo to, ar tai bus didelės rizikos ar nedidelės rizikos, dirbtinio intelekto įrankis iš tiesų atlikti rizikos ir tinkamų apsaugos priemonių vertinimą bei poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Ir iš tiesų atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą arba rizikos vertinimą, atsižvelgti ir į pačio dirbtinio intelekto
įrankio rizikos lygį. Europos komisija savo puslapyje yra išskyrusi keletą pavyzdžių, kuomet dirbtinis intelektas gali turėti, tarkim, žemą, vidutinį arba aukštą lygį. Na, tai prie žemo rizikos lygio yra priskiriama, jeigu mes įdėgiam įvairius šlamšto filtrus, tam, kad, tarkim, mūsų elektroninio pašto dėžutė nuskaitytų gauti elektroninį laišką kaip šlamštą ir perkeltų į atitinkamą folderį. Kuomet mes kalbam apie vidutinį lygį, tai Europos komisija išskiria, jog tai galėtų būti pokalbių robotai. Tačiau aš norėčiau atkreipti vėlgi jūsų dėmesį į tai, kokiu tikslu jūs naudojate pokalbių robotą. Jeigu, tarkim, jūs esate asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir jūs nusprendėte, kad pacientų registraciją galima pakeisti dirbtiniu intelektu, Lietuvoje mes jau turime pavyzdžių, naudojant klinikoms dirbtinį intelektą, registruojant pacientus. Vėlgi reikėtų vertinti, kokios galimos žalos arba neigiamos pasekmės gali atsirasti klientui. Na, kaip pavyzdys, jeigu mes turime kliniką ir pacientas pasiskambina į kliniką, norėdamas susiregistruoti pas gydytoją, bet jisai nežino, pas kokį gydytoją jam reikėtų registruotis, kadangi jisai jaučia pilvo skausmą. Pateikia informaciją dirbtiniam intelektui. Dirbtinis intelektas nusprendžia, kad jam reikia užsiregistruoti pas, kaip pavyzdys, chirurgą. Pateikia galimus registracijos laikus, pacientas pasirenka tam tikrą laiką ir, tarkim, vizitas yra tik tai po 2 savaičių. Pacientui atėjus į kliniką po 2 savaičių pas chirurgą, chirurgas konsultacijos metu pasako, atsiprašau, bet jums reikėtų kreiptis iš tiesų pas, kaip pavyzdys, gastroenterologą. Tai pacientas, vadinasi, susimoka už chirurgo konsultaciją, kuri yra jam iš esmės nereikalinga, nes, žmogus turintis daugiau gebėjimų negu dirbtinis intelektas, galbūt galėjo iš karto pasakyti, kad tokiam pacientui reikia kreiptis pas gastroenterologą, o ne pas chirurgą. Tuomet pacientas susimoka už konsultaciją, užsiregistruoja pas gastroenterologą, pas kurį reikia laukti, pavyzdžiui, dar 2 savaitės. Tai tam, kad žmogus gautų asmens sveikatos priežiūros paslaugą, iš esmės jis turi laukti mėnesį tokiu atveju. Ir vėlgi mes turime suprasti, kad tai yra asmens sveikata ir ta situacija per mėnesį gali tikrai pablogėti ir pablogėti galbūt tam tikrais atvejais net negrįžtamai. Tai, matyt, tokioj situacijai mes pokalbių robotą ar pacientų registracijos asistentą tikrai turėtumėm laikyti kaip didelės rizikos dirbtinio intelekto įrankį, o ne vidutinės. Taip pat galime matyti, kad ir Europos komisija savo pavyzdžiuose vėlgi išskiria, kad ligoms diagnozuoti, jeigu yra naudojamas dirbtinis intelektas, taip pat jis yra priskiriamas ir prie didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemų. Tai vėlgi tikriausiai mes praėjusiais metais labai plačiai girdėjome įvairius dirbtinio intelekto sprendimus, kuomet atlikus radiologinį tyrimą, dirbtinis intelektas išanalizuoja radiologinio tyrimo rezultatą, nustato tam tikrus pakitimus ir pateikia tuos savo rezultatus gydytojo vertinimui. Tai iš esmės toks įrankis yra naudojamas tik tai gydytojo darbo palengvinimui, siekiant atkreipti gydytojo dėmesį į tam tikrus nustatytus galimus pakitimus, bet žinoma, galutinę diagnozę vis dėlto priima gydytojas ir tokioje situacijoje mes galime matyti, kad kalbant apie didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemas, kuomet aš ir minėjau, kad jeigu tokią sistemą naudojate, turite paskirti fizinį asmenį, kuris vertintų ir dirbtinio intelekto sukuriamą rezultatą, tai gydytojas ir būtų tas fizinis asmuo, kuris ir peržiūri, ar dirbtinis intelektas tinkamai
tarkim, pažymėjo tam tikrus pakitimus ir ar tie pakitimai iš esmės signalizuoja apie tam tikrą ligą. Tai jeigu atliekate poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir nusprendžiate, kad vis dėlto norite įdiegti dirbtinio intelekto įrankį, tai tikrai aš kviečiu dar kartą įsivertinti, ar nereikėtų jums skirti duomenų apsaugos pareigūno. Žinot, jog pagal BDR yra nustatyti atvejai, kuomet yra privaloma skirti duomenų apsaugos pareigūną. Pagal privalomuosius reikalavimus žinoma, jog nėra nurodyta, kad jeigu naudojate dirbtinį intelektą, tai jums yra prievolė skirti duomenų apsaugos pareigūną. Tačiau vertinkite vis dėlto, kokios yra rizikos ir BDR taikykite ne vien tik tai kontekste, kas yra privaloma, bet kaip ir pačiame BDR yra nurodyta, jog iš esmės kiekvienas subjektas gali savanoriškai paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Tai jeigu, tarkim, įdiegėte kažkokį tai novatorišką duomenų apsaugai taikomą dirbtinio intelekto įrankį, tai tikrai įsivertinkite, ar nevertėtų ir pagalvoti apie duomenų apsaugos pareigūną. Taip pat nusprendus įsidiegti dirbtinio intelekto įrankį, tai vertėtų atnaujinti ir privatumo politikas, atkreipiant dėmesį į tai, ar dirbtinis intelektas bus naudojamas automatizuotiems sprendimams priimti, skaitant profiliavimą. Nepamiršti, jog pagal BDR jūs turite prievolę nurodyti logiką, pagal kurią yra priimamas automatizuotas sprendimas. Taip pat kalbant apie profiliavimą, tai koks rezultatas to profiliavimo yra tikėtinas. Taip pat pasižiūrėti ir atsinaujinti asmens duomenų tvarkymo įrašus, jeigu jūs tokius turite, jums jie yra privalomi pagal BDR, ir taip pat pasižiūrėti ir visus kitus BDR atitikties dokumentus, tarkim, ir informacinių technologijų saugumo politikas ir mobiliųjų įrenginių naudojimo politiką, taip pat ir atsakomybių bei vaidmenų aprašus, reagavimo į duomenų apsaugos pažeidimus ir kitus dokumentus. Ir žinoma, vykdyti mokymus susijusius su asmens duomenų apsauga ir tinkamu asmens duomenų tvarkymu, įtraukiant ir dirbtinį intelektą. Ir tikrai skatinu, jeigu jau ir dabar naudojate dirbtinį intelektą, tačiau jūsų darbuotojai nėra susipažinę, neturi dirbtinio intelekto raštingumo, tai jūs kaip darbdaviai tikrai turėtumėte tokius mokymus darbuotojams suteikti. Ir apibendrinant, tai jeigu ketinate diegti dirbtinį intelektą asmens duomenų tvarkymui, tai visų pirma reikėtų patikrinti, ar dirbtinio intelekto įrankio naudojimas yra leidžiamas pagal dirbtinio intelekto aktą. Tuomet atlikti rizikos ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių vertinimą bei poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir atnaujinti BDR dokumentaciją, suteikti darbuotojams mokymus. Taip pat, kaip ir matėte, vienoje iš pirmųjų skaidrių po brūkšnio buvo pridėtas kibernetinio saugumo įstatymas, tai vėlgi kviečiu tikrai įsivertinti, ar nesate kibernetinio saugumo subjektas pagal įstatymą ir turite užsiregistruoti kibernetinio saugumo informacinėje sistemoje, pasiskirti kibernetinio saugumo pareigūną, pranešti apie patirtus kibernetinio saugumo incidentus ir vykdyti kitas pareigas, kurios yra nustatytos įstatymų.
Ir taip pat, pabaigai noriu atkreipti dėmesį, kad tiek už dirbtinio intelekto akto nesilaikymą, tiek už kibernetinio saugumo įstatymų keliamų reikalavimų nesilaikymą, iš tiesų yra skiriamos didelės baudos. Tai siekiant išvengti baudų, nesusigadinti geros turimos reputacijos, tai tikrai vertėtų pasižiūrėti teisės aktus, įsivertinti, ką jūs naudojate, kokias dirbtinio intelekto sistemas naudojate, kokiais tikslais, arba jeigu ketinate naudoti, tai ar turite papildomų pareigų pagal teisės aktus jums keliamų, ar vis dėlto jums nėra jokių papildomų pareigų, o jeigu ir yra papildomos pareigos, tai jūs jas esate jau įgyvendinę. Tai ačiū Jums labai. Ir matyt, galėsime pereiti prie klausimų. Ačiū labai, Neringa. Tikrai naudinga informacija, ar ne, šiomis dienomis itin aktualia tema dirbtinis intelektas. Tai manau, įmonėms itin aktualu, kurios naudoja, ar ne, ką reikėtų įsivertinti, ką reikėtų žinoti. Tai labai, Neringa, dėkoju. Tai panašu, kad klausimų nėra. Tai Neringa, dar kartelį labai dėkoju. Tikiu, kad webinaras ne paskutinis, kad savo žiniomis dar pasidalinsite. Ačiū labai visiems už tokį gausų būrį dalyvavusių webinare šiandieną ir palinkėsiu visiems geros dienos ir iki sekančių kartų. Ačiū Jums viso. Viso geriausio.